Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šiame modulyje rasite idėjų, kaip padėti mokiniams ugdyti savęs pažinimą ir atpažinti tinkamus darbo pasiūlymus. Savęs pažinimas padeda įsivertinti savo vertybės, interesus, kompetencijas, stipriąsias ir tobulintinas pusės, kurios yra svarbios renkantis karjeros kelią. Šiame modulyje įsidarbinimo portfelio komanda parengė įrankius, kurie padės jums ugdyti savęs pažinimą. Įsidarbinimo viza – minkštųjų įgūdžių tobulinimo priemonė. Howland Codes karjeros testas – rasti jūsų asmenybei tinkamą darbą. Verslininko testas – priemonė išsiaiškinti, ar galite kurti verslą. Pažinus save ir nusistačius savo karjeros kelią, kitas žingsnis – ieškoti darbo. Šiame modulyje įsidarbinimo portfelio komanda parengė įrankius, kurie padės jums ieškoti darbo. Europos darbų ieškančių duomenų bazėje rasti jūsų įgūdžius atitinkantį darbą. Taip pat rasite įvairių šalių darbo paieškos platformų sąrašą. Pamoka, kaip telefonu susisiekti su darbdaviais ir sužinoti apie nepaskelbtas laisvas darbo vietas. ES imigracijos portalas išsiaiškinti šalies, kurioje planuojate dirbti imigracijos taisyklės. Peržiūrėję šią pamoką galite išbandyti interaktyvias mokymosi veiklas, kurias parengė įsidarbinimo portfelio komandos nariai. Tai padės jums įgyti įdomios savarankiško mokymosi patirties. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.